Man patinka su tavimi draugauti. Radio Gama. Radio Gama. Radio Gama. 99 FM. Jis visų pirma yra jaunas. Jis yra ambicingas, ne be pagrindo ambicingas, kad jame dirba tikrai aukšto lygmens mokslininkai ir jauni ambicingai mokslininkai. Tai yra idealus atvejas, kada patyrusi mokslininkai, jau karifėjai ir pripažinti, kuruoja ir dirba draugė su jaunais, kurie yra irgi auginami iš to pačio kolektyvo. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Mokslininkais, kurie ir jauni, ir ambicingi, ir dirba vedami kitų jau patyrusių savo mokslinės komandos narių. Būtent tais, apie kurių buvimą Klaipėdos universitete, tik ką mintis įsakė profesorius Sergejus Lebedevas. Tiksliųjų mokslų žinovai, matematikai, informatikai, statistai, jau 3 dešimtmetį vykdantis matematinio ir kompiuterinio modeliavimo tyrimus, sukurtus modelius sėkmingai taikantis sprendžiant įvairias gamtinės, techninės ir socialinės problemas, fiksuojantis, sisteminantis ir analizuojantis dabarties rezultatus ir kuriantis prognostinius ateities scenarijus. Matematikai, statistai, atskirai išgirsti abu šie žodžiai, aiškus kiekvienam. Tačiau paklausus savęs, ką konkrečiai šios krypties mokslininkai veikia Klaipėdos universitete, drįstu abejoti, ar visi atsakytume teisingai. Pasitikrinkim. Apie Klaipėdos universiteto mokslininkų grupę, plušančią statistikos, tiksliau erdvinės statistikos ir erdvės laiko duomenų analizės srityje, apie šios grupės mokslinių tyrimų pradžią ir tąsą, toną mintims užduoda jauna, bet jau patyrusi mokslininkė, Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto informatikos ir statistikos katedros lektorė, matematikos mokslų daktarė Laura Šaltytė Vaisiauskė. Iš tiesų, mūsų mokslininkų ta grupelė dirba erdvinės statistikos ir erdvės laiko duomenų analizės srityje. Ir pradininkas tos erdvinės statistikos ne tik Klaipėdos universitete, bet apskritai Lietuvoje, tai buvo profesorius Kęstutis Dučinskas. Mūsų dabar taip pat informatikos ir statistikos katedros profesorius. Jisai pradėjo šitoje srityje dirbti gana senai, apie 96-97 metus, ir apie save jisai iki šios dienos subūrė tikrai nemažą mokslininkų grupę. Visi mes, dar laikome save gana jaunais mokslininkais, tai yra iki 40 metų. Ir šiai dienai mes esame vieninteliai Lietuvoje, dirbantis būtent erdvinės statistikos srityje ir, kaip jau minėjau, erdvės laiko duomenų analizės srityse. Gerbiama Laura, paaiškinkit, kad ir močiutė suprastų, erdvinė statistika, kas tai? Kas tai yra erdvinė statistika? Tai yra labai paprastas iš esmės dalykas. Jūs skirtingose miestuose, tarkime, skirtingose Lietuvos teritorijose kiekvieną dieną matuojate, tarkime, vėjo greitį, oro temperatūrą, kritulių kiekį. Tai atlieka Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Jie turi surinkę duomenis nuo 1900, bet dabar bijau sumeluoti, 76 berods metų. Tai mes skirtingose miestuose, žinodami tų miestų koordinates, matuojame tam tikrus parametrus, tai tokiu būdu mes turime tuos erdvinius duomenis. O jeigu mes dar pridėsime ir tą faktą, kad duomenys yra renkami kiekvieną dieną nuo 1976 metų, tai čia atsiranda svarbi ir laiko komponentė. Tai tokiu atveju mes kalbam apie erdvės ir laiko duomenų modeliavimą. O kam tai reikalinga, kam tai įdomu, kodėl tas sritis yra vis dar aktuali ir reikalinga, tai čia, žinoma, reikėtų galbūt plačiau pakalbėti apie tai, kokios srities mes duomenis nagrinėjame. Tarkime, dabar vis dar labai aktuali tema yra vėjo jėgainės. Kaip jau minėjau, hidrometeorologijos tarnyba turi 18 stočių Lietuvos Respublikoje, kurioje kasdieną yra matuojamas vėjo greitis, bet aišku, vėjo greitis yra nebūtinai matuojamas toje vietoje, kurioje yra planuojama pastatyti naujas vėjo jėgainės. Tai tikslas yra sudaryti modelį, kuris leistų numatyti vėjo greitį tam tikrų laiko momentų kažkokioje tai naujoje, prieš tai netirtoje teritorijoje. Taip pat bendradarbiaujam su aplinkos apsaugos agentūros jūrinių tyrimų departamentu. Jie atlieka matavimus Baltijos jūros priekrantės zonoje. Vėl
vėlgi skirtingose vietose turi, tiksliai nepasakysiu, kiek stočių su konkrečiomis koordinatėmis ir kiekvieną sezoną tose stotyse renka informaciją apie vandens druskingumą, pH, temperatūrą ir visus kitus cheminius ir fizikinius parametrus vandens. Deja, dėl bangų aukščio, dėl vėjo, dėl apskritai oro sąlygų ne visada pavyksta jiems nuplaukti į visas stotis ir ne visose stotise pavyksta susirinkti visą 100% informaciją. Mūsų kaip modeliuotojų tikslas yra pagal surinktą informaciją skirtingose erdvės taškose, tai yra skirtingose Baltijos jūros vietose, sudaryti modelį, leidžiantį numatyti tos pačios vandens temperatūros, druskingumo, pH ir visų kitų parametrų reikšmes ateities laiko momentams ir tose nestebėtose taškose arba ten, kur vienu ar kitu periodu nepavyko nuplaukti. Grįžkim prie ištakų Klaipėdos universitete. Profesorius Kęstutis Dučinskas jūs subūrė ir Aš į šią komandą įsijungiau turbūt apie 2000 metus, tiek bakalauro, tiek magistro studijos baigiau Klaipėdos universitete, tik tai daktaro disertacija ginta Vilniaus universitete, tačiau mokslinis konsultantas buvo tas pats mano minėtas profesorius Dučinskas ir iš tos pačios srities erdvės laiko duomenų modeliavimo. Mes dirbame ne tik su erdvės laiko duomenų modeliavimu, mūsų ta grupelė, apie ką aš dabar papasakojau, taip labai kita svarbi sritis, nuo ko ir prasidėjo tas mūsų grupės darbas, tai yra klasifikavimas. Kas tai yra klasifikavimas, kodėl jisai yra aktualus, dabar labai populiari tema ir labai įvairiose srityse naudojama, tai yra vaizdų atpažinimas. Skrenda palydovai, fotografuoja vaizdus Žemės, tačiau užeina debesis ir tam tikro ruožo jie negali nufotografuoti. Tai yra tiesiog pilkas vaizdas, taip? Tai mūsų grupelė kuria modelius tam, kad galėtų atpažinti tą vaizdą, tai yra suklasifikuoti, ar toje vietoje, kur yra debesėlis, labai paprastai pabandysiu paaiškinti, ar toje vietoje turėtų tekėti upė, ar toje vietoje turėtų būti pastatai, ar toje vietoje turėtų būti kalnas, miškas, ar dar kažkoks tai objektas. Šiaip mūsų grupėje žmonių skaičius, žinoma, pastoviai keičiasi, bet per visą tą laikotarpį yra apginta ir nemažai daktaro disertacijų, būtent tą pačią tematiką. Šiuo metu taip pat turime keletą doktorantų, ir stengiamės toliau tiesiog plėtoti tą savo tematiką. Kas yra jūsų komandos nariai? Tai yra Liana Stabingienė, Giedrius Stabingis, tai yra du mokslininkai, vyras ir žmona, kuo mes labai džiaugiamės. Lina Dreižienė, jau apsigynusi, išvykusi šiai dienai į užsienį, Jūratė Šaltytė Bent. Ingrida Borisenko dirba toje pačioje srityje. Iš dalies Viktorija Rukšėnienė. Tai turbūt būtų tie pagrindiniai mokslininkai, dirbantis erdvinėje statistikoje, analizuojantis visus mano paminėtus jau tuos procesus. Kad taptum tokiu specialistu kaip jūs, matematika pagrindinis mokslas? Matematika _ statistika. Kuom aš dabar džiaugiuosi, kad mes kuo toliau, tuo intensyviau bendraujame su praktikais, kaip jau minėjau, Jūros mokslų ir technologijų centro mokslininkai, Aplinkos apsaugos agentūros jūrinių tyrimų departamentas. Tai yra žmonės, kurie analizuoja tuos ekologinius procesus, Baltijos jūroje vykstančius procesus, kurie žino tų procesų kilmę, ar ne, ir prigimtį. Mes galime sukurti kažkokį tai modelį, formulių pagalba, mes galime jį realizuoti kompiuterinių programų pagalba, tačiau bendradarbiaudami būtent su gamtamokslinių specialybių atstovais mes ir randame tą aukso viduriuką, kai mes ne tai, kad parodome, kad mūsų rezultatai yra svarbus, bet mes matome, mūsų tie teoriniai rezultatai, jie yra kuriami tam, kad mes padėtume gamtininkams, ekologams numatyti tam tikrus procesus, juos aprašyti. Bet žinoma, jūsų darbas būtų, ko gero, neįmanomas, yra technologijos, ko reikia programos. Be abejo. Kas šitą sritį jums padeda sutvarkyti? Be abejo, be kompiuterinės įrangos, be įvairių kompiuterinių programų 21 amžiuje mes negalime apskritai judėti niekur į priekį. Tai yra labai svarbu ir ypač šiai dienai, kai visa IT sritis šuoliuoja labai sparčiais žingsniais į priekį. Geras matematikas, geras statistikas, mano nuomonė, yra ne tas, kuris tik sugeba užrašyti formulę popieriaus lape, bet tas, kuris ir yra gerai įvaldęs įvairias kompiuterinės programas ir sugeba būtent realizuoti visus tuos modelius kompiuterinių programų pagalba. Mes pagalbinio personalo neturime, mums jo nereikia, nes geras duomenų analitikas, tai kaip jau sakau, yra tas žmogus, kuris turi abi savybės, tiek analitinės žinias, tiek kompiuterinio modeliavimo gebėjimus.
Minėjot prieš laidą Vitalijų Denisovą. Koks jo komandos ir jo indėlis? Vitalijus Denisovas labiau dirba imitacinio modeliavimo srityje, tai būtent vėlgi yra kompiuterinis modeliavimas. Jie taip pat bendradarbiauja su ekologais, biologais ir giminingų sričių atstovais, tačiau modeliai yra šiek tiek kitokie. Jeigu mūsų modeliai daugiau yra grindžiami formulėmis ir teoriniu modeliavimu, tai informatikų modeliai, kaip jau minėjau, daugiau yra grindžiami būtent imitaciniu modeliavimu, būtent jie labiau užsiima programavimu ir kompiuteriniu modeliavimu. Man įdomu, kaip mes atrodom pasaulio, Europos kontekste. Ar jūs čia esate tokie unikalūs? Pasaulinėme lygmenyje, žinoma, erdvinės statistikos mokyklų yra labai daug. Yra organizuojama kas 2 metai pasaulinė erdvinės statistikos konferencija, labai stipri konferencija, kurioje susirenka viso pasaulio mokslininkai dirbantys šioje srityje. Na, negaliu nepasigirti, kad nuo pat pirmosios šios konferencijos mes, tai yra Klaipėdos universiteto atstovai, esame vieninteliai Lietuvos atstovai, tenai dalyvaujantis ir skaitantis pranešimus. Ir šiemet Liepos mėnesį konferencija vyks Didžiojoje Britanijoje, Lancasteryje, tai aš bei mano kolegė taip pat tenai esam pakviestos ir darysime pranešimus. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Per 25 metus daug kartų apdovanotais įvairių atminimo fondų ministerijų medaliais. Atskleiskit Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto informatikos ir statistikos katedroje, kokius projektus jūsų kolegoms šiuo metu įgyvendinate. Na, kalbėti apie kažkokius tai projektus dar ir paprasta žmonių kalba galbūt bus šiek tiek sudėtinga, nes čia jau prasideda labai matematinės frazės, tokios skambios, bet kuriuo atveju aš galbūt iš savo asmeninės pusės dabar galiu papasakoti, kad tenka dirbti su mano jau minėto Jūros mokslų ir technologijų centro mokslininkais. Analizuojame Nemuno upės baseine pernešamų įvairių parametrų kiekį ir jų pokyčius, tai yra įvairūs cheminiai parametrai. Taip pat stengiamės sudaryti modelį, leidžiantį aprašyti, kaip keičiasi vandens lygis Nemuno upės baseine. Tai būtų viena tokia sritis. Kita sritis, tai mes tiesiog bandome po truputėlį plėtoti tą pačią diskriminantinę analizę ir klasifikavimą, mano jau minėta, nes buvo sudaryti modeliai leidžiantis klasifikuoti bet kokį tašką erdvėje ir bet kokiu laiko momentu, o dabar mes su kolegomis dirbame prie bandymų apjungti. Tai yra sudaryti modelį leidžiantį klasifikuoti bet kokį erdvės tašką ir bet kokiu laiko momentu. Tai yra bandome sujungti erdvę su laiku. O kas tai yra erdvės ir laiko duomenys, na, aš jau minėjau. Taip, kad mes galėtume klasifikuoti, kad štai šiame taške ar ten bus kalnas ar nudžiūvęs medis, na, kažkurio tai laiko momentu. Sujungti erdvę su laiku bandymų buvo, kaip kadaise juokavo kito universiteto studentai, atsakymas į šitą nepaprastą užduotį - plausi grindis nuo stalo iki pietų. O jei rimtai, aš suprantu, kad jūsų darbas prasidėjęs besitęsiantis ir besikeičiantis. Jis nuolat tobulinamas. Kas jūsų duomenys šiandien pasiima, kur jie toliau nukeliauja ir kur naudojami? Reikėtų pradėti kalbėti iš kitos pusės iš tiesų. Kažką labai naujo atrasti matematikoje, statistikoje šiai dienai 21 amžiuje yra beproto sudėtinga. Dviračio naujo jau mes nebeišradinėjame. Tai visų pirma, mūsų modelių sudarimas prasideda nuo realios problemos analizės. Visų pirma, mes turime duomenų rinkinį su iškeltų konkrečiu uždaviniu, koks yra tikslas. Ar tai suklasifikuoti, ar sudaryti modelį leidžiantį prognozuoti tam tikrą procesą ar įvykį, o tada jau priklausomai nuo to, kokio tipo tai yra duomenys ir kokio tipo problema yra iškelta, mūsų mokslininkų grupė ir bando sudaryti tą teorinį modelį. Tai yra, mes nepritempinėjame savo teorinių modelių prie praktikos, tačiau mes tiesiog bandome padėti praktikams išspręsti jų problemas. Proto tonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Kasmet organizuojančiais apie 30 mokslo renginių.
Klaipėdos universitetui 25+. Šiandien ore kybant klausimui būti ar nebūti, vis tik drįstu klausti, kokios mintis. Aš galiu pasakyti iš savo pozicijos, kad aš 98 pradėjau studijuoti, 99 aš pradėjau dirbti katedros sekretorė Klaipėdos universitete. Vadinasi, vienaip ar kitaip su Klaipėdos universitetu aš esu susijusi jau 19 metų. Tai yra labai daug. Tai yra bakalauro studijos, tai yra magistro studijos, daktaro disertacija, kaip jau minėjau, apginta Vilniaus universitete, tačiau vėlgi studijos buvo finansuojamos Klaipėdos universiteto, tai yra ir šiame etape aš sulaukiau pagalbos. Ir kai šiai dienai vyksta diskusijos, verta, neverta išlaikyti, reikia, nereikia, aš tai galiu pasakyti tik tai vieną. Jeigu manęs kas nors paklaustų, ar aš kada nors pasigailėjau savo sprendimo studijuoti Klaipėdos universitete ir visą mokslinę karjerą tęsti čia, tai aš tikrai niekada dėl to nesigailėjau. Ir aš manau, kad buvo suteiktos tikrai visos galimybės siekti tiek profesinės karjeros, tiek mokslinės karjeros. Ar yra problemų, kurias reikia spręsti? Na, aš manau, kiekvienam kieme, žinot, yra kažkokių tai duobių, kurias reikia užtaisyti ir taip, jas reikia spręsti. Visos aukštojo mokslo institucijos turbūt susiduria su kažkokiam tai didesnėm, mažesnėm problemom ir iššūkiais. Tačiau aš manau, kad mes, tai yra Klaipėdos universitetas, tikrai esame pajėgus išlikti kaip atskira aukštojo mokslo institucija. Tikrai yra mokslininkų turinčių didelį potencialą, dirbančių jau daug metų ir tiesiog būtų gaila, jeigu to nepavyktų išlaikyti, jeigu nepavyktų išlaikyti Klaipėdos universiteto. Na, nenoriu sakyti tokio, kokio jis yra dabar, tam tikra prasme, ar ne? Nes, žinoma, kaip jau sakiau, tobulėti yra kur ir keistinų, koreguotinų sričių tikrai yra, tačiau aš manau, kad mes esame verti to Klaipėdos universiteto vardo ir kad uostamiestis, Klaipėdos uostas tikrai turi turėti savitą universitetą. Juolab, kad nekartą esam ir girdėjo svarstymų iš jūsų kolegų, kad universitetas tiem jauniem žmonėm aplinkui, kad tai yra tas centras, šviesa, kad tai ne viena specialybė jūra. Ne, jokių būdų Klaipėdos universitetas negali būti tapatinamas vien tik tai su jūra. Žinoma, mes negalime ignoruoti ir socialinių mokslų, nes tai pačiai jūrai, tam pačiam uostui reikia ir ekonomistų, reikia ir vadybininkų, ir visų kitų sričių specialistų, ne vien tik tai inžinierių ir techninių specialybių atstovų. Reikia ir tų pačių humanitarų, kurie, kaip pasakyti, įneštų kažkokio tai gaivaus vėjo ir į kultūrinį Klaipėdos miesto gyvenimą. Žinoma, mes negalime tapatinti tik tai su jūrinėmis studijų programomis. Galbūt tai yra tokia mūsų stiprioji pusė, bet žinoma, ne vienintelė. Laura, paprašysiu pabaigai pasidalinti savo patirtimi, kaip jūs šiandien jaunas žmogus tapot ir mokslininkė, ir dar Klaipėdos universitete, koks jūsų kelias buvo? Paprastas tas mano kelias iš tiesų, kai pagalvoju, žmogus turbūt esu labai sėslus. Mokyklą baigiau Klaipėdoje, taip jau susiklostė, kad įstojau į Klaipėdos universitetą ir tai buvo vienintelis mano pasirinkimas, aš net nebandžiau stoti niekur kitur. Turbūt turėčiau paminėti, kad tam įtakos turėjo ir mano sesuo, kuri taip pat baigusi Klaipėdos universitete ir baigusi tą pačią matematiką, tai aš kaip jaunėlė nusekiau iš dalies turbūt jos pėdomis pačioje pradžioje. O toliau viskas klostėsi labai paprastai. Antrame kurse pradėjau dirbti katedros sekretorė. Baigusi bakalauro studijas įstojau magistrantūrą ir antrame magistrantūros kurse manimi buvo pasitikėta, aš pradėjau dėstyti tam tikrus dalykus bakalauro studijų programų studentams. Na ir tokiu būdu jau po magistrantūros studijų mano ateitis kaip ir buvo nulemta, kadangi aš jau viena koja buvau įkėlusi Klaipėdos universitetą, kadangi jau buvo prasidėjusi ir šiokia tokia mokslinė veikla, tai man tiesiog kitų minčių ir nekilo, kaip tik tai tęsti savo karjerą tame pačiame Klaipėdos universitete. Abi seserys tiksliukės, o iš kur ta meilė matematikai, iš tėvelių ar mokytojo? Klausimas turbūt retorinis. Negaliu atsakyti, tėvai ne matematikai. Meilę skaičiam. Tiesiog mes abi buvom gabios tiksliesiems mokslams, jie mums gerai sekėsi. Kažkokių konkrečių priežasčių aš net nežinau, turbūt aš negalėčiau įvardinti. Aš galbūt pajutau priešingai, kad man labai nuobodu, atsiprašau, istorikų, psichologų ir panašių sričių specialistų. Aš pajutau, kad man labai nuobodu skaityti istorijos vadovėlį mokykloje, kad aš galiu, aš perskaitysiu, aš išmoksiu, pasiruošiu, gausiu gerą įvertinimą, todėl kad to reikia. Tačiau jeigu mes kalbame apie matematiką, fiziką, chemiją ir kitus tiksliuosius mokslus, jau mokykloje aš galėdavau be sustojimo spręsti uždavinius, nes tai tiesiog tai buvo įdomu.
O dėl mokytojos, taip, žinoma, turbūt, kad mokytojai turi labai daug įtakos. Pirmoji mokytoja tikrai neatbaidė nuo noro domėtis plačiau matematiką. Ir paskutinis klausimas pusiau rimtai, pusiau juokais. Nors mūsų vasara, ypač pajūryje, gana vėsi, per pasaulį ir Europą ritasi karščio banga, klimatas šyla. Viename televizijos kanalo National Geographic filme Kosmos teko girdėti mokslininką kalbant, kad klaidinga manyti, jog klimato atšilimas visur reiškia karštesnį orą. Kai kur jis baksnojo būtent į Europos žemėlapį, oras kaip tik atvirkščiai vės. Ką jūs apie tai manot? Čia turbūt reikėtų kreiptis į klimatologus labiau, todėl kad konkrečiai su tokiais duomenimis susidurti neteko ir tokių duomenų modeliuoti neteko. Tačiau jeigu jūs klausėte apie tai, ar tai yra mūsų sritis iš tos pusės, ar įmanoma būtų sudaryti tą modelį ir pabandyti numatyti ateities perspektyvas, tai yra prognozuoti, tai tikrai būtų įmanoma. Dar kartelį paminėsiu profesorių Denisovą. Jie su kolegomis prieš keletą metų sudarė imitacinį modelį, numatantį, kaip keisis Baltijos jūros pakrantės. Ir perspektyvos yra tokios, kad iš tiesų Baltijos jūra kuo toliau, tuo daugiau teritorijos norės pasiglemžti, tai yra tam tikros teritorijos gali būti paslėptos po vandeniu, remiantis tuo sudarytų modelių. Prototonai Klaipėdos universiteto jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto informatikos ir statistikos katedros lektorė, matematikos mokslų daktarė Laura Šaltytė Vaisiauskė. Ačiū, pliusas jums. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. Laidą rengia Klaipėdos universitetas kartu su Klaipėdos krašto radijo stotimi Radio Gama. Dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.